Sveiki, čia Simas ir šiandien noriu pašnekėti apie garsą, o dar teisingiau apie garso matuoklį. Tai yra aplikacija mobiliam telefonui arba planšetėje SoundMeter. Na, kaip mato, čia matuojamas garsas, aš šneku, šokinėja rodiklytės, rodo kiek decibelų yra pasiektas maksimalus garsas. Tai va, tam, kad sužinoti kokia visiška tyla, aš biškį nutilsiu. Kaip matot, yra apie 32 decibelai. Dar galim pabandyti įjungti televizorių. Kažkur tai apie 46-7 decibelai. Tai. O dabar grįšim prie įdomiausios dalies. Kokia yra leistina norma Lietuvos Respublikoje. Na, yra toksai nuobodus Lietuvos Respublikos įstatymas triukšmo valdymo. Galite jį pasiskaityti, kaip čia yra matuojama, bet čia, sakyčiau, labai nuobodu jums bus skaityti. Nuorodą galėsiu palikti po video. Įdomesnė santrauka yra policijos puslapyje. Tai yra 3 kažkur tai laiko zonos, kada yra maždaug suskirstyta tas decibelų skaičius. Tai yra nuo 6 iki 18 valandos. Leidžiama, reiškia, nuo 40 ekvivalentinis ir 55 decibelai maksimalusis. Na, skaitykim, kad tai 55 decibelai ir nuo 6 vakaro iki 10 vakaro tai yra, na, skaičiuokim, kad tai yra 50 maksimalus decibelai. Ir jau reiškia nakties metu nuo 22 iki 6 ryto nedidesnis kaip 30 decibelų. Arba dar kitaip 45 decibelai maksimalaus garso lygio. Tai yra, nu, visiškai tyla turėtų būti. Kaip matėte, aš nutilau, tai buvo apie kažkur tai 30 kažkeli decibelai, vis tiek triukšmas laikėsi. Na, gal bendrai triukšmas yra kažkoks tai diena. Nors gyvenu tokioje vietoje ir visiškai yra pakankamai didelė ramybė, bet galbūt tas triukšmas yra toksai, sakysim. Bet ką tai sako, kai mes šnekam ir matom, kad vien tik tai užtenka šnekant matyti 60 decibelų. Ką tai reiškia? Reiškia tai, kad tas net ir vakare 50 decibelų garsas jau šnekant bus viršytas. Neįsivaizduoju, kaip tai yra matuojama, bet turėkit omeny, galit pasimatuoti, galų galia tai rodys toj programėlėje vidurkį. Kaip matot, čia yra tas grafikas kažkur tai einantis, galima perjungti ir matyti, kas tai yra norma, kas yra nenorma, nors čia pagal čia yra 60 norma ir taip toliau. Galit šito T raidę paspaudę persijungti. Daugiau čia kažkokių tai gudrybių nėra, galima nufotografuoti, screenshotą padaryti ir tiek. Dar kas įdomus, turbūt kokios yra baudos. Apie baudas tai rašo, kad, reiškia, užtraukia baudą piliečiams ir pareigūnams nuo 86 iki 282 eurų. Štai tokia baudelė, kurią galit gauti, jeigu viršysit ir triukšmausit. Na ir dar kitas įdomus dalykas, tai yra tai, kad nuo 14 iki 16 metų nepilnamečiams, tai aišku atsakomybė kliūna jų tėvams arba globėjams. Taip išeina, kad iki 14 metų triukšmaujantis asmenys visiškai nebaudžiami. Na, aišku, aš manau, gal įstatymė yra ir tos galimybės, čia tik tai šitame dokumente jo nėra. Dar kitas dalykas, galiu tik pasakyti, nu, kiek tai yra gera naujiena, kiek ne, ramybės laikas bus šiek tiek perkeltas ir aš kaip matau, tai įsigalios nuo 16 metų lapkričio 1 dienos, tai yra pastums valandą. Nuo 7 iki 19, šiuo metu yra, kaip matot, nuo 6 iki 18 ir taip toliau, čia po valandą pastumtas bus laikas. Taip, kad įsirašykit programėlę, stebėkit garsą, ir žiūrėkit, ar jūs nepažydžiat įstatymų. Tai tiek, sėkmės ir viso geriausio.